Tai sveiki, rebetas, amigos, kavaleras. Pagaliau atvarėm vėl žvejot. Yra ledas, jau netoks didelis minusas. Nes nepykit, bet prie minus 20 nesinori man žvejot. Tai dabar nelabai toks didelis minusas. Nu tai ir ką, ruošiam arbatą, kas alučio nealkoholinio ir varom žvejot. Tai va, aš iš karto matysiu ant blizgės. Pirmą kartą irgi ant šitą ežerą, bet kolega labai išgyrė, kad čia daug žuvies. Daug? Mhm. Даже потолок не по 300 грамм, то не сыграем. То ниц. Smūgį didelį. Опа. Опа, опа, опа. Ščiupak. Ščiupokas, žiūrėkit. Pirmą kartą su blizgė pagavau. Pirmas šiais metais. Šnurokas, aišku. Žiūrėkit, privalgęs, pasiruošęs. Nu, fainai. Fainai. Na ką, kolegos, beveik 5 valandas be kliovo. Aš vis dar su blizgutė, kiti su murmuškiam. Tai reikia, nusprendėm, kad padaryt valgyt. Šį kartą bandom taip ant ledo, su ugnium, šilto maisto biškį. Kai pavalgysim ir bandysim, aš toliau turbūt jau bandysiu su avižėlę, jeigu čia daugiau su blizgė nieko nesigauna. Tai skanaus mums, kas jūs valgot irgi skanaus ir tęsiam. Ką, kolegos, ką tik kišau ranką į eketę iki pat pažasties. Užkabinau savo mylimiausią tą naują blizgę ir jinai nutrūko. Nesigavo ją išgelbėt. Tai reikės važiuoti pirkti dar tokių, jeigu bus vietoj. Tai vat. Mes dar, aišku, nepavalgiam, dar dujos užšalo. Kol kas susiryšiu kitas. Čia neturėjau jokios tos naujos blizgės, radau kažkokią seną sovietinį. Galbūt pasiseks, bet aš jaučiu, kad tai pavalgysiu ir bandysiu su avižėlę vis tiek, nes reikia kažką ir pagauti. Kolega sako, kažką pagavo su avižėlė. Žiūrėkit koks. Didžiausias šiandien. O, netgi mažesnis tos, negu aš buvau pagavęs. Bet geriau negu nieko. Galiu paleisti. Aišku. Hop. Nu, nuvarė namo. Tai vat. Tai dar neblogai. Mes einam, turbūt padarysim gelbėjimo operaciją, nes aš kitą jau užkabinau blizgę toj pačioje vietoje. Kalbėjau telefonu. Tam, su kuo kalbėjau, jeigu žiūri mano video linkėjimai, einu gelbėt blizgių. Karoči, čia daug daužimo. Reikia atkabykloje pasigaminti. Praeitais metais man jau sakė pasidaryk. Aš nepaklausiau. Hebra, nepatikėsit, tai čia traukiam. Ir žiūrėkit, kaip gavosi, va, kokia skylė. Mano kolega, kuris padėjo. Darau visiems. Viską. Ir pabandėm. Nu, aišku, čia žinot, kiti pasakys, kad durniai, bet turėjom ką užsiimt nors. Tai va, žiūrėkit, va šita, kur aš kitą blizgį užkabinau realiai už tos pačios šakos, kur va, seną tą praeitą blizgį užkabinau, va.
kaip vainai. Tai mes išgelbim 2 blizgės dabar. Aleliuja, chebrytė. Nu, mano ta rūkyby buvo šiandien. Tai vat, pasisekė mums. Ačiū kolega už pagalbą. Žiūrėkit, kaip įdomiai gavosi. Pirma balta žuvis visiems. Per mūsų 3 žmonės. Pirma balta žuvis. Kažkaip galėtų būti didesnė. Oho, koks didelis. Nu jo. Atėjo hebrantai. Biškai labai jau dirželinukai, žiūrėkit. Opa. Čia tai jau didelis jo majo. Reikia keistę kitą bandyti. Opa. Biškai didesnė. Nedaug, bet biškai. Nors linksmiau. Opa. Pagavau. Vėl šnurokas. Dar mažiukas išžiūrėkit. Juokingas. Na bet jau tiek valandų nebuvo kliovo hebra, jau čia gerai. Jau ženklas neblogas. Gal dar kažkas pasiseka. Ai, geras. Įkabino tai įkabino. Nu tai ką, rebetas, amigos kavaleros, baigėsi mūsų žvejyba. Gal dar nėra labai tamsu, bet reikia užvažiuoti į vietą, dar vieną ežerą pažiūrėti. Gal sekantį kartą pažiūrėsim, koks ledas ten nulėksim. Tai ačiū Jūs, kad žiūrėjot. Šiandien pagavom nedaug nemažai, bet pagavom. Išgelbėjom mūsų blizgę. Tai nepamirškit prenumeruoti šitą kanalą, rašykit komentarus, prašau. Man toks ryšys atbulinis labai reikalingas. Ir ką? Iki sekančio karto, kas nežvejoja, nežvyno ir saugos ledą. Iki.